Šiandieną skaitysime Mato Evangelijos 5 skyrių nuo 13 iki 17 eilutės. Prisiminkime, kad čia Jėzus kalba tikintiesiems ir tai yra jo ilgiausias pamokslas. Dar kitaip vadinasi kalno pamokslas, nes jis sėdi ant kalno ir žmonės jo klausosi. Jūs esate žemės druska. Jei druska netektų surumo, kuogi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs esate pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto pastatyto ant kalno. Ir niekas uždegęs žiburį nevožia jo indų, bet stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų tėvą, kuris danguje. Taigi, su kuo palygina Jėzus savo mokinius? Ir visų pirma reikia pastebėti, kad pasaulis genda. Pasaulis skęsta vis dar tamsoje. Ir krikščionis, tikintis žmogus, Jėzaus sekėjas yra brangus turtas pasaulyje. Gal pasaulis to nesuvokia, bet pažiūrėkit, kai druska įdedami į maistą, jos nesimato, bet jinai suteikia skonį maistui. Pabandykit neįdėti druskos į maistą, tai iškart pastebės. Galbūt pasaulis neįvertina tikinčiųjų, kokie indėlį jie neša pasauliu ir visuomeniai, bet Dievas mums paaiškina. Ir tikintieji tai nėra kažkokia uždara bendruomenė, uždara grupė, vienuolynas, kurie savo gyvena ir neturi jokios įtakos visuomeniai. Dievas parodo, kas mes esame aplinkiniams. Taigi visų pirma, Dievas sako, jog mes esame žemės druska. Ir kas yra druska? Ir dabar galbūt mes jos taip labai neįvertiname, nėra labai brangi, bet senais laikais druska buvo labai vertinga ir labai brangi. Ją netgi tam tikrų istorinių laikotarpių naudojo kaip valiutą. Žodis anglų kalboje salary, kuris reiškia alga, kilęs iš lotynų kalbos ir tas žodis reiškia druska. Ir žodis kilęs salary, alga, žodis yra druska dėl to, kad kažkada netgi žmonėm užmokestis už darbą buvo mokamas druska. Romiečiams taip pat druska buvo brangesnė už auksą. Ir miestų turtingumas buvo sprendžiamas pagal druską. Ir turbūt mes moteris ypatingai, kurios praleidžiame laiko virtuvėje, žinome, kad druska yra labai reikalinga. Ir jinai ne tik paskanina maistą. Aš atsimenu tik vienintelį kartą gyvenime valgiau maistą be druskos, svečiuose teta neturėjo druskos ir išvirė makaronų be druskos. Ir mes tiesiog jų negalėjome valgyti, nes mus net pykino. Kokie nevalgomi jie buvo. Taigi ne tik suteikia skonio druska, bet jinai yra puikus konservantas. Ir kai žmonės suprato, kad druską galima naudoti kaip konservuoti maistą, ir daugelį iš jų tai išgelbėjo nuo bado žiemą, nes jie galėjo užsikonservuoti tiek mėsą, tiek daržovės nuo gedimo ir išsaugoti ilgesniam laikui. Taigi druska yra konservantas, kuris sulėtina gedimą. Ir krikščionis yra visuomenės konservantas. Jeigu pasaulyje nebūtų krikščionių, pasaulis visiškai sugestų, kaip mes skaitom Nojaus laikais, kai pasaulis buvo visiškai piktas ir kai Dievas žiūrėjo žmonių širdis, jų sumanimai buvo vien tik tai pikti. Tai dabar tikintieji mes krikščionys esame pasaulio druska, mes apsaugome
visuomenę nuo visiško sugedimo, lėtiname visuomenės sugedimą ir esame vertingiausias turtas, kurį turi visuomenė šiais laikais. Ir mes turime Dievo žodžio tiesą, mes žinome, kas yra tiesa, Dievas mums apreiškia per savo žodį. Mes turime vertybės, kurios paremtos Dievo žodžiu. Ir mes esame tas pavyzdys, kas yra šventumas, kas yra Dievo meilė, kas yra Dievo gailestingumas, kas yra Dievo teisingumas ir teisumas. Ir štai taip mes esame pasaulio druska. Mes esame pavyzdys ir atkreipkite dėmesį, kad tose eilutėse sako elgesiu, ne tik žodžiais, bet elgesiu. Žmonės, matydami mūsų gyvenimo būdą, kaip mes gyvename kiekvieną dieną, turi matyti skirtumą. Ir druska yra labai vertinga ir labai reikalinga. Ir Biblija mums sako, jei druska netenka sūrumo, kuogi ją reikėtų pasūdyti. Tas žodis sūrumas graikų kalboje skamba moreino. Ir anglų kalba, anglakalbiai turi tokį žodį moron. Jisai yra labai nemielas žodis ir žmonės naudoja šitą žodį, kaip pasakyti, apsivardžiuodami, kai nori pavadinti kitą žmogų negražiai. Tai ir tas žodis reiškia nefunkcionuojantis, sako, moron tai nefunkcionuojantis, nemąstantis žmogus. Kvailys gal lietuviškas atitikmuo. Tai tas žodis netenka sūrumo, tai reiškia netenka funkcionalumo, druska nefunkcionuoja. Sako, jei druska nefunkcionuoja, netlieka savo funkcijos, ką su ją daryti, ji niekam netinka ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. O kaip krikščionis praranda savo funkcionalumą, kaip jis praranda savo sūrumą ir tą vertę, kurią jisai turi visuomenėje, turi pasaulyje. Ogi kai druska tampa nešvari, jeigu mes išbarstytume druską ant žemės, jinai susimaišytų su smėliu, mes jau jos į maistą nebedėtume. Taigi, kai mes prarandame tyrumą, kai mes gyvename nuodėmėje, kai mes nebesilaikome Dievo mums nustatytų standartų, tai mes prarandame sūrumą ir mes neatliekame tos funkcijos, kurią Dievas mums nustatė. Ir toliau Dievas sako, jog mes esame pasaulio šviesa. Ir kaip mes tampame pasaulio šviesas? Tai štai mes 4 skyriuje sakome diagnozę Dievo. Pasauliu, sako, tamsybėje sėdinti tauta išvydo skaisčią šviesą. Gyvenantiems mirties šalyje ir šešėlyje užtekėjo šviesa. Taigi Dievas sako, kad pasaulis yra tamsoje, kad pasaulis gyvena mirties šešėlyje ir tamsoje. Kaipgi mes tampame tą šviesą? Ir aš noriu paskaityti jums Romiečiams 8 skyrių 12 eilutę. Prisiminkime, kad Biblija aiškina pati save. Ir Biblijoje nėra prieštaravimų, jeigu kartais kyla prieštaravimai, dažniausiai jie kyla mūsų mintyse ir kuo daugiau skaitysime, tuo daugiau Bibliją suprasime. Taigi Jono 8 skyrius 12 eilutė. Jėzus vėl prabilo, aš pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą. Taigi mes visi buvome, galbūt dar esame tamsoje, o Jėzus yra ta šviesa, kuri ateina į mūsų širdis, ateina į mūsų gyvenimą ir mes jau nebegyvename tamsoje. Kitoj vietoj psalmėse Dievo žodis yra palyginamas su Dievo šviesa, su Dievo žibintu mūsų gyvenime, kuris parodo mums kelią, nušviečia mums kelią. Taigi tie, kas seka Jėzumi, jie nebevaikšto tamsoje. Jie neturės, bet jau turi gyvenimo šviesą. Taigi be Kristaus mes gyvenam tamsoje. Kai ateiname pas Kristų, kai mes priimame jį savo gyvenimą,
kaip savo gyvenimo viešpatį, karalių, mes tampame šviesa. Jėzus mums duoda tą šviesą, nes jis yra šviesa. Ir mes tampame pasaulio šviesa. Žinot, kaip būna žvakė, viena žvakė dega, ir tavo žvakė nedega, ir tu eini ir prisidegi tą žvakę prie degančios žvakės. Taip ir Kristus, jis yra ta pradinė šviesa. Ir mes ateiname ir užsidegame savo žvakelę prie jo. Ir sako, neįmanoma nuslėpti miesto pastatyto ant kalno. Tavo gyvenimas turėtų būti neįmanomas nuslėpti. Ir Dievas nenori, kad krikščionis gyventų kažkur vienuolyne, uždarai ir jo niekas nematytų, pasislėpęs pats savo, laikytų savo tikėjimą tik tai savo, bet jis nori, kad mes šviestume. Jeigu kažkada važiavote kurioje nors šalyje naktį ir kur yra kalnai ir kalnuose matosi miestas iš tolo, jeigu yra miestas, jisai šviečia ar kaimelis, tai Dievas ir nori, kad tu šiandieną šviestum. Nes pasaulis yra tamsoje, Dievas myli pasaulį, jisai mirė už jį, jis nori, kad kiekvienas žmogus ateitų pas jį ir užsidegtų tą savo žvakutę prie jo ir išlįstų iš to mirties šešėlio ir nebevaikščiotų daugiau tamsoje. Ir tu šiandieną esi tas, kuris turi parodyti kitam žmogui kelią pas Jėzų, turi apšviesti kelią. Ir sako, neįmanoma nuslėpti miesto. Ar šiandien žmonės, žiūrėdami į tavo gyvenimą, į mano gyvenimą, gali pasakyti, kad kažkas negerai su tavim? Jų vertinimu kažkas keisto, tu kažkokia kitokia, kad tu kitaip ilgiesi, tu kitaip gyveni, tu kitaip šneki. Ir sako, ir niekas uždegęs žiburį nevožia jo indų, bet stato žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Dabar mes turime elektrą, ne? Įjungia mygtuką ir gali daug šviesų išsijungti, bet senais laikais būdavo lempos aliejinės arba žvakės ir ji dažniausiai apšviesdavo visus namus. Ir kamgi ta šviesa pirmiausia šviečia? Tai yra tiems, kas yra namuose. Sako, niekas neuždega lempos ir neužvožia jos kokio nors audeklo, ne dabar. Jis turi šviesti, jis privalo šviesti, tokia yra jo funkcija. Ir kam pirmiausia? Tai yra tiems, kas yra namuose, kas yra arčiausiai mūsų. Taigi mūsų šviesa, mūsų gyvenimas, mūsų vertybės paremtos Dievo žodžiu turi pirmiausia šviesti tiems, kas yra arčiausiai mūsų. Tai yra mūsų šeima, kas turime vaikų vaikams, vyrui, tėvams. Jeigu dar neturite šeimos, tai yra kas arčiausiai yra jūsų ir draugai, galbūt bendradarbiai. Tai lai tavo šviesa šviečia pirmiausia tiems, kas yra arčiausiai tavęs. Ne kažkur toliausiai, bet arčiausiai. Lai tavo gyvenimas įtakoja tuos, kurie yra arčiausiai tavęs. Ir koks yra palinkėjimas? Sako, taip te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų tėvą, kuris yra danguje. Taigi Dievas trokšta, kad mūsų šviesa, mūsų gyvenimai šviestų žmonėm. Jis to trokšta. Taigi nepasislėpkime kažkur po krūmais, nepaslėpkime to savo šviesos. Prisiminkime, kad ne tik mes patys galim užgesinti tą šviesą, bet ir kitas žmogus kartais. Yra visokių žmonių pasaulyje. Ir ypač tie, kurie gyvena labai tamsoje, jiems šviesa nepatinka. Ir jie gali ateiti ir norėti užgesinti tavo šviesą. Tu nevykėlis, tu keistuolis, kaip tu čia gyveni, būk tu normalus žmogus, kiek čia galima, kažkokie sektantai, kam čia Bibliją skaitai, o ne, tu pasidarysi, kaip ten visi tie, kaip tavo bažnyčiai. Taigi gali tavo gyvenimą ir kitas žmogus norėti užpūsti tą šviesą. Mes su vaikučiais tokią labai gražią dainą dainuojam apie tai, kad jie yra gyvenimo šviesa ir kad velnias ateina ir nori užpūsti tą šviesą. Ir prisiminkime tą priešą, kuris slankioja aplinkui ir kuriam
nepatinka šviesa, nes jis yra tamsybės kunigaikštis, blogio kunigaikštis ir jis nekenčia šviesos. Ir jisai visaip bandys užgesinti tą šviesą arba tave, kaip sakant, nepadrasinamas, o nudrasindamas, nelietuviškas žodis, bet arba gundindamas tave nusidėti, diskredituoti tave kaip Dievo ambasadorių, įvelti tave į kažkokius nereikšmingus pasaulio rūpesčius arba nereikšmingus pasaulio reikalus. Žodžiu, visaip stengsis tave užpūsti, nepasiduok. Ir šviesk šiandieną, šviesk žmonių akivaizdoje, to nori Dievas, to jisai trokšta. Ir sako, kad jie matytų jūsų gerus darbus, ne tik gerus žodžius girdėtų. Vat kalbėt man šiandien čia gražius žodžius yra lengviausia, bet kai aš atsistoju ir einu gyventi gyvenimą ir su savo vaikais, tai yra daug sunkiau. Ir Dievas nori, kad mano gyvenimas šviestų gerais darbais, ne tik žodžiais, bet darbais. Ir sako, koks yra tikslas, koks yra viso to tikslas, kad mes šviestume žmonėms, kad mes darytume gerą, ne tam, kad mes užsitarnautume kažkokį Dievo didesnį palankumą, nes Dievas ir taip jau mus myli, jeigu mes esame jo vaikai, mes kaip mamos žinom, mes mylim savo vaikus besąlygiškai. Taip ir Dievas, jeigu mes tampame jo vaikais per Jėzų Kristų, jis mus myli besąlygiškai, bet jis turi tikslą mūsų gyvenimui. Jis nori išnaudoti mūsų gyvenimą, duoti tikslą ir prasmę mūsų gyvenimui. Ir kokia mūsų gerų darbų prasmė. Tai nėra užsitarnauti Dievo meilę, tai nėra užsitarnauti mūsų išgelbėjimą. Mes tampame šviesa per Jėzų Kristų. Ir patys iš savęs mes negalėtume būti šviesa, tik per Jėzų Kristų. Ir Dievas nori, koks yra, kad žmonės šlovintų tėvą. Dievas jau yra mūsų tėvas per Jėzų Kristų. Mes esame jo vaikai per Jėzų Kristų. Ir sako, kad žmonės šlovintų jūsų tėvą, kuris danguje. Jeigu mūsų tėvas yra Dievas, mes turime gyventi ir elgtis kaip Dievo vaikai. Ir žmonės, matydami mūsų gyvenimą, turi matyti, kad mes esame Dievo vaikai. Ir šlovinti, sakytų, žinai, mes dažnai žiūrim į vaikus, ne, kur nors gatvėj, pamatom kokias neklaužadas vaikus, ar mokykloje ir vis laik pagalvojam, kur yra to vaiko tėvai, ne, ką jie daro, ar jie mato, kaip jo vaikas elgiasi. Dažniausiai pirma tokia mintis kyla. Tai žmonės matydami mūsų gyvenimą turi šlovinti mūsų tėvą, kuris yra danguje. Žmonės matydami mūsų gyvenimą turi sakyti, tėvas jų atliko gerą darbą, ne? Šitas vaikas yra iš geros šeimos, iš šeimos, kurioje jį auklėja, kurioje su juo elgiasi gražiai, kuris yra mylimas. Taigi nepamirškime, kas yra mūsų tėvas. Mūsų tėvas yra Dievas, jisai mus myli ir lai mūsų gyvenimas šiandieną šviečia taip, kad Dievas būtų pagarbintas ir Dievas būtų pašlovintas, kad niekam nekiltų abejonių, kieno vaikai mes šiandieną esame. Taigi, brangiosios, prisiminkite, jog jūs esate tikrai brangios, jūs esate pasaulio druska, jūs esate visuomenės druska, saugojanti ją nuo gedimo, ir jūs esate pasaulio šviesa. Taigi švieskime šiandieną tiems, kas yra arčiausiai mūsų, to nori Dievas.